Mano pačios vaikystė prabėgo tarp knygų. Kai sirgdavau, tėvas man pasakodavo pasakas. Kartais apsimesdavau, kad sergu. Jo balsas toks sodrus, gydantis. Jokūbai, pažiūrėk, kokią nuostabią dovaną mums ši mergaitė padovanojo. Kas blogi prisiminimai? Kodėl? Taigi čia pildėm eismo deklaraciją. Bet užtat tai atidarimą pakvietė. O tai jis paskui skambino? Man? O kodėl turėtų? Nu tai jis ne šiaip su tam tave pasikvietė. Marija, jis man į sūnus tinka. Labadiena, gal jau išsirinko? Taigi dar ne. O jūs kaip jaučiatės po avarijos? Puikiai. Kelias siūlės susiuvo ir tos jau sugijo. Pasisekė, į daktarą atsitrenkiau. Kad visiems taip. Ne, nedaug dievė nelinkiu. Gerai, kai įsirinksi, duokit čia. O jau kaip žiūri į tave. Kas? Barmenas? Koks jis tau barmenas, šis savininkas? Patinkite jam. Kas tau šiandien yra? Viską, žinok, aš išsirinkau, va. Tu nuo salotas. Ok. Klausyk. Nustok mane vadinti ponia. Vadink tiesiog Renata. Kaip pasakysit? Prašai, iš kur gavai šį žurnalą? Ai, mano tėtis renka visokias senienas, taip ir rado šitą žurnalą. Man parodė, aš atnešiau čia. Stebuklas tiesiog. Aš pasakojau vakarį apie tavo senelį. Koks jo balsas buvo. Kokia dikcija. Kai jis pradėdavo kalbėti, visi sulaikydavo kvėpavimai. O kai supykdavo ir užrikdavo, galėdavo taurės susprogti. Įsivaizduojat. Tu pačią geriausią dovaną man padovanojo, kokia tai galėjo būti. Ačiū vakarė. Su šito straipsniu tu man grąžinai tėvą. Atsiprašysiu. Alio? Taip galiu. Žinok, vakarė man reikia trumpam nulėkti į darbą, tai... Tai viskas gerai, aš jau irgi lėksiu, aš tik žurnalą atnešiau. Ir atsiprašau už tai, kas įvyko vakarėlį. Žinai... Tai čia jau tikriausiai aš turėčiau atsiprašyti tavęs. Tikiuosi, kad susitaikysit. Su Goda? Ne, baig, ten visą laiką buvo blogai. Čia tiesiog buvo paskutinis lašas. Jo. Beje, gal tave reikia kur nors pavežti? Namo ar
kur nors, kur tu ten važiuoji. Jo, gerai. Gerai? Aha. Tai aš į virtuvę nulėksiu ir tuoj palauk. Gerai? Aha. Taip, tenai. Vėl į tave žiūriu. O gal į tave? Klausykime, aš gal moku atskirti, ką žiūri vyrai. O kaip Miklė? Ai, aš to pamiršau pasakyti, jinai dėkoja už paramą. Nu kaip, sunkiai, bet tai laikas. Reikės aplankyti. Kaip salotas? Puikias. Labai skanu. Smagu girdėti. Tikiuosi dažniau užsusit. Skanos. Nu, supratai užuominą. Eik tu. Kas tau šiandien daros, ką? Man kas šiandien daros? Tau kas daros? Nu kada tu čia pradėjai vyrų tai bijot? Moku aš. Gerai. Oi, kažkaip diržas neatsisega. Ką, tikrai? Aha, kažkaip užstrigo. Ačiū, kad pavežė. Visada prašau. Tai iki. Iki. Čia jis? Nesitikėjau čia pamatyti. Labas. Ką jūs? Pavalgėm, papietavom. Norėjau pasakyti, kad dėl šitų visų rūpesčių pamiršau pasakyti, kad kviečiu į pasimatymą. Kokį dar pasimatymą? Aš nemanau, kad mums reikėtų tęsti. Vakarėlis buvo tikrai labai fainas, ačiū už pakvietimą. Tai, iki? Vis tiek tavęs nesuprantu, ko tu laužais. Iš kur čia pas tave tie kompleksai atsirado? Baik. Aš esu pernelyg suaugusi, kad susitikinėčiau su vyru, kuris man į sūnus tinka. Taigi kviečia vakarienės. Ne, aš nenoriu jam duoti jokių vilčių. Jurga, vakarienės, ne į lovą. Aš ne vakar gimiau. Kaip tau atrodo? Ko jam iš manęs reikia, ką? Žinok, aš jau savo pusę gyvenimo nugyvenau. O jisai, jam nėra 30, jaunas vyras, pradedantis gydytojas. Nu ir kas? Ne, mes susipažinom, nuėjom į vakarėlį, pašokom, susipažinau su jo teta, faina teta, viskas gerai ir užteks. Istorija be jokių perspektyvų ir tai tikrai ne mano istorija. Gerai, kągi mes čia tokio nusipirkom? O, lele, žiūrėk šitas fainas. Tik tu vakarieniai. O tada Renata sakė, kad žurnalas viena geriausias gyvenimo dovanų. Patiko? Aha, beveik apsiverkė. Nepažįstamas numeris. Tai čia jinai bus, sakė, kad paskambins. Taip, klausau. Labas, Renata.
Ką tu juokauji, kaip galiu nepažinti tavo balsą? Atidžiai paklausykite. Aš nekviečiu, bet reikalauju, kad atvyktumėte sekmadienį pas mus į svečius. Noriu, kad patvirtintumėt, ar išgirdote, ponas Richardai. Gerai išgirdau, tvirtinu. Ačiū už pakvietimą, būtinai būsiu. O ką atsinešt? Gerai. Iki bus malonu tave matyti. Matei? Sakiau, kad paskambins, pakvietė. O, gėlės iš kur? Povilas buvo atvažiavęs, mamai atvežė. Kaip sekėsi? Gavai? Jo, bet įsivaizduoji, pardavėjas tas pas, kur mum naktį vaidenasi. Tai kai pamačiau, apšalau. Bet pelytę gavau. Tai dabar viskas gerai. Jo, jis visai nieko. Nu, netoks baisus kaip naktį. Ai, aš jo klausiau, kas čia anksčiau gyveno. Tai pasirodo kažkoks Igoris Fokinas, pravardė Foksas. Prieš savaitę gal nuskendo. Dabar man viskas aišku. Iš kur čia tas numirėlio kvapas? Kur taip ilgai buvai? Kamščiuose užstrigau porą valandų. Būk geras, paimk daiktus iš bagažinės. Liepa. Oipa. Ačiū. Naujo kompą nusipirkau. Žiauriai geras, už žiauriai mažą kainą. Ir tu žinai, kas man jį pardavė? Ne. Tai tas pats, kur naktį gazdino. Įsivaizduoji, savo kompų taisyklą turi. Tai baigės nesusipratimai? Galim ir taip sakyt. Šiaip mes kažkaip visai susidraugavom. Markas vardas. Markas. Mama. Kokia proga? Povilas atvežė. Kodėl? Tiesiog geras draugas išreiškė dėmesį mano žmona. Liepa sakė, įsivaizduoja, kad čia žmogus, kuris gyveno, pardavinėjo žolę. Įsivaizduoja? Yra tokių kalbų, bet gali būti ir gandai. Nusiritam. Jo, gyvenam narkomanų irštvai. Aiškiai, taip atrodo gyvenimo dugnas. Nieko. Greitai išsikapstysim. Povilas padės. Dėl darbo? Ir dėl darbo. Daug dievė.
Perskaitot ir pasirašot abiejose lapuose. Čia, apčia. Jei rimtai, tai aš nesuprantu tokių apklausų. Kodėl? Nu tai ateis kažkas ir prisipažins, aš padegiau. Tik tratinat mokesčių mokėtojų pinigus. Mes tik dirbam savo darbą. Nu, kaip sakėt? Nesąmonių klausinėja, palauksiu mašiną. Sveiki. Sveiki. Prašom, sėskit. Žinau, dėl ko pasikviečiau? Dėl gaisro? Taip, dėl gaisro. Aš pirmiausia norėčiau sužinot aplinkybės, kuriomis jūs susipažinot su Vladu Paulausku. Ai, jūs čia rimtai manęs klausat? Taip, o kažkas negerai? Na, Vladas yra mano brolis. Ai. Brolis. Atsiprašau, mes taip ir parašysim. Žinot, per mano advokatės karjerą aš labai retai matau pareigūnus, kurie taip nuoširdžiai rūpintųsi ir domėtųsi gaisro atveju. Viskas gerai, mes dabar visus atvejus taip tyrim, nuo paprasčiausios dviračio vagystės iki žmogžudystės. Tai jūs tiesiog atėjot pasveikinti brolio su gimtadieniu, taip? Taip. Ir papasakokit, kas toliau atsitiko. Na, įvyko gaisras. Atsiprašau. Klausau? Kas pasimatė? Atsiūs mane telefoną. Ačiū. Aš atsiprašau, turėsiu nutraukti apklausą. Atsirado vaizdo medžiaga, kurie atsakys į visus klausimus. Jūs žinote, dėl ko kilo gaisras?